Sveiki! Baltas lietuviškas pavydas ir toliau lydi visus šiuo metu keliaujančius į pietinę Europos dalį ir visai nenuostabu, nes čia ir toliau išlieka pačios geriausios sąlygos. Poilsiui tik ir kalba visi, kaip gražiai ten įdegė, paskrūdo kokios šiltos jūros ir kokie nuostabų žmonės. Beje, apie tai mes irgi kalbėsime ir visai netrukus atostogų oruose. Na, o akys pačios krypsta ten, kur termometrai šiuo metu kaista iki rekordinių aukštumų. Štai, Madride, Ispanijoje artimiausiu metu galime sulaukti net 40 laipsnių šilumos. Na, o kaitrų nualintoje Graikijoje irgi šilta, galima ir taip sakyti, 34 laipsniai aukščiau nulio. Jeigu jau kaitote, štai prašom, vasariškas desertas - lietuviški orai. Na, o čia saulės ir šilumos artimiausių metų bus tiek, kiek per tipiškai lietuvišką vasarą. Artimiausią naktį turėtų būti nepastoviai debesuota ir gera naujiena ta, kad lyti neturėtų. Vėjas pūs iš vakarų, kiek vėliau pereis į pietinę dalį ir pūs 3-8 metrų per sekundę greičiu. Labai keista, bet vėsiausia turėtų būti pietinėje Lietuvos dalyje, tai yra apie Varėną. Dzūkai pasimetę, nes tokio kibrokšto iš gamtos jie nesitikėjo. Aplink Varėną bus tik 9-11 laipsnių šilumos nakties metu. Kas dabar su grybais bus? Na, voveruškų verslo tikėkime tai nepalies. Šilčiausia nuo sinoptikų turėtų būti lietuviškame pajūryje. Čia termometrai rodys nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Antradienio dieną nepastoviai debesuota. Tačiau be žymesnio lietaus tai jau nebloga naujiena. Vėjas pūs iš pietų 4-9 metrų per sekundę greičiu. Na, oras aplink Kauną, Raseinius ar Šiaulius turėtų sušilti iki 26 laipsnių šilumos. Vairuoti kabrioletą, manau, galėsite drąsiai. Polsiaujantieji prie jūros tiesa liks šiek tiek nuskriausti, galima ir taip sakyti, nes čia bus tik tai keliais laipsniais vėsiau 22-24 šilumos, na bet degintis tikiuosi, kad tikrai galėsite. Vilniuje be lietaus naktį vos 10-12 dieną termometrai turėtų rodyti 25 laipsnius šilumos. Liepos 29 naktį vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose vis dėlto numatomas trumpalaikis lietus, galimai ir perkūnija, nenustebkite. Tačiau naktis bus kiek šiltesnė, 12-17 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną 20-25. Savaitei baigiantis į Lietuvą atkeliaus anticiklonas, o tai reiškia, jog lietaus nenumatoma. Puiku. Ketvirtadienio naktį bus 9-14 šilumos, naktį vietomis rūkas, na o dieną oras sušils jau iki 27 laipsnių šilumos. Viskas gerai, laikome kumščius ir nepaleidžiame tokių orų, kurie simbolizuoja visai neblogą lietuvišką vasarą. Na o dabar orų naujienos iš tolimojo užsienio.